Kaip išsirinkti riešutus savo racionui? Pirma taisyklė – rinkis be priedų. Labai svarbu nesusižavėti įvairiausiais saldžiais riešutais sėklomis, rinkis tuos, kurie yra gryni, be jokių priedų. Jeigu yra su pridėtinė druska, gali būti, bet jų labai minimalus kiekis turėtų būti, nes druska yra gerai, bet jos perteklius yra nepalankus žmogaus sveikatai. Taigi, jeigu turime pasirinkimą tarp riešutų, kurie yra ekologiški ir įprastiniai, teikit pirmenybę riešutams, kurie užauginti be cheminių medžiagų, tai yra palankus ir gamtai, ir žmogaus sveikatai. Sauja riešutų ir sėklų turi būti kasdien ant tavo stalo. Omega-3 riebalų rūgščių šaltinis – graikiniai riešutai. Nepamiršk jų įtraukti į savo racioną. Jeigu patiko mano patarimai, spausk like ir rašyk komentaruose daugiau patarimų ir aš su tavim pasidalinsiu, kaip išsirinkti maisto produktus ir kokių mitybos rekomendacijų turi laikytis tam, kad išsaugotum sveikatą ir normalų kūno svorį. Sek mane ir prenumeruok naujienas Sveikatai palankus ir sužinok pirmas mitybos rekomendacijas.